Mhm. Sveiki prisijungę prie jogos ir psichinės sveikatos konferencijos. Šiandien mūsų pašnekovas yra Virenijus Andrijauskas ir mūsų tema bus labai įdomi iš tikrųjų apie gongų maudynės ir kvėpavimą ir kaip tai galėtų padėti mums ir mūsų psichiniai sveikatai. Tai sveiki prisijungę, Virenijų. Dėkui, kad... Taip, laba diena. Mhm. Laba Ir diena. gal tada pradžiai būtų įdomu, gal papasakotumėt trumpai, tai ką veikėt, kaip tos gongų maudynės iš viso atsirado jūsų gyvenime, nes man atrodo, čia labai tokia įdomi tema ir net ne visi yra girdėję, kas tos gongų maudynės ir kaip ten kas ir su kuo. Tai viskas labai yra paprasta, žinot, galim linksmai tai pažiūrėti. Tai kągi gyvenime veikti, jeigu negroti? Ką veikti daugiau? Negi čia dabar viską mesi ir pradėsi dirbti, galvoti per daug ir panašiai. Tai jau galvoju, ką čia daryti? Gal pradėsim groti, ne? Paprasta, aišku, lengva, žmonėm patinka ir užtenka to. Mhm. O kaip prie to priejau, žinau, kaip sakoma, kaip iki to nusiritau, ne? Jo, čia iš tikrųjų, man atrodo, su visais pašnekovais, kur šneku, visada būna ta istorija, kaip nusirito ir ten kažkas atėjo į jų gyvenimą, kad padėtų patiems. Tai tikriausiai labai dažnai būna mes per savo patirtį atsiduriam kažkur, kur po to galim su kitais dalintis. Tai ar panašiai irgi buvo? Na, taip, mano gyvenime daug lengviau viskas, iš tikrųjų daug lengviau. Aš labai džiaugiuosi, kad man nereikėjo ten kažkur kristi į dugną, po to iš to dugno pakilti ir po to su to pakelimu pradėti kelti kitus žmonės iš paskos. Daugiau čia yra, galbūt džiaugiuosi tame, kad aš nuo pat vaikystės labai domėjausi egzistenciniais klausimais, filosofija, rytų, įvairiausiam religiniam grupėm, struktūrom, kaip viskas sudėta, organizacijos ir panašiai. Na ir kažkurio gyvenimo etapu priėjau prie to, kad kažkaip norėtųsi tą labiau plačiau paskleisti. Aš visada būdavau toksai filosofinio tipo, pakalbėti, pašnekėti, kaip sveikai gyventi, ar kas apskritai yra gyvenimas ir panašiai. Na ir va taip, atėjus puikiom aplinkybėm, susiklostė gyvenimas, kad atidariau jogos centrą. Jau prieš 12 metų tas įvyko. Tuo metu tai buvo gan naujas dalykas, nors jų buvo, tačiau nebuvo taip išplėtota. Mes labiau įsivaizdavom, kad joga, ten kvėpavimas, gongai, tai tokie žmonės, kurie tai veda, turėtų būti minimum iš Indijos, turėtų būti kažkokie tokie, nušvitę tai yra minimumas, turėtų būti kitokie, ne iš tos visuomenės, kur yra aplinkui žmonės, nes jie yra tokie patys kaip ir aš, o kitokie. Na ir tada teko pradėti viską ir pavyzdžiui, žinot, kai vedi užsiėmimus jogos, jiegi vyksta vakarais, o ką dieną veikti? Tai aš pradėjau galvoti, ką dieną veikti. Nu ir taip ateidavo žmonės, atsineždavo tų dainuojančių dubenų, darydavo įvairiausius masažus. Ir aš pagalvojau, o kodėlgi su jais nepagrojus, žinot, joga vyksta, daug įvairiausių padėčių, kvėpavimas, o po to vyksta atsipalaidavimas. Pats geriausias dalykas. Žmonėms dėl to patinka joga, nes yra momentas, kai nieko daryti nereikia. Tai aš tada pradėdavau groti tais dainuojančiais dubenimis. Ir žmonėms patiko ir aš supratau, kad galima kažkaip plačiau tą viską išvystyti, padaryti. Man patiko irgi. Dėl to aš tuo ir užsiėmiau toliau. Man patiko, tada pradėjau labiau domėtis, atsirado gongai ir atsirado pagrindinis renginys, tuo metu jis taip nesivadino, bet dabar vadinasi Maudynės gongė. Tai yra tarptautinis formatas vykstantis visame pasaulyje. Tik kadangi mes lietuviai esam labai tokie imlus, tai yra dabar taip, kad net pradeda vystytis įvairios kryptis, pavyzdžiui, taip kaip groja gongų tas meistras pagal save ir vysto tam tikrą kryptį. Daugiau gali būti, pavyzdžiui, koncertinė kryptis, terapinė kryptis, kažkokia meditacinė kryptis, tokia dvasinė labiau. Tai atsiranda įvairios versijos. Ir tie gongai, kaip ten bebūtų, jie
duoda žmonėms labai gilų tokį atsipalaidavimą. Daugiau ne kiek fizinį, kiek psichinį. Ir tas psichinis atsipalaidavimas žmonėms tinka. Ir va tas yra gerai. Jie per garsą, kaip ir bet kuri muzika veikia, balsas veikia, žmonės pradeda atsipalaiduoti. Jie pradeda geriau jaustis, jie perkrauna savo psichinę sistemą, atitinkamai ir kūnas labiau atsipalaiduoja. Na ir iš fizikos pusės tai gongai sukuria virpesį. Virpesys keliauja per kūną. Žmonės dažnai tą jaučia. Ir tas virpesys yra harmoningas. Ir atitinkamai padaro tokį kūną, tą fizinį kūną. Ir žmogus pailsi ir jisai gaunasi toksai laimingas. Galų gale prieina prie to, kad nors keletą minučių būti laiminga. Žinot, žmonės, jie nori būti ramus, nori gerai gyventi. Ir aš dažnai klausiu, sakau, bet jūs dirbt mokat, viską gerai mokat daryti, rezultato siekiam, tikslai uždaviniai, tenai įmonėse žmonės, visi turi ką veikti. Visi turi dirbti labai taip intensyviai. Tik yra viena problema. Kai pervargsta arba pavargsta, žmonės jau nebežino, kaip atsipalaiduoti. Jie tiesiog nežino, nes mūsų kultūroje dar yra toksai antspaudas, kad jeigu aš sėdžiu ir nieko neveikiu, tai tam tikrą prasme jau gyvenimas bėga vėl ir tada reikia kažką daryti, tarsi vėl įsidarbinti. Ir perėjęs per savo praktiką, per tokius visokius dalykus, atradau, kad žmonėms gali padėti garsoterapija, tai vadinami gongai. Ir jie keliauja link to. Tik reikia prisiminti, kad dar per paskutinius tos 10 metų mūsų protas, tos mintis ir visa kita, jos dar labiau suaktyvėjo, todėl kad mes dar daugiau gaunam informacijos. Mes galvojam, mąstom, o aišku, pas mus paskutiniai 2-3 metai tai tokie yra įdomus. Mes ieškom informacijos, kuri nėra graži. Mes taip jau sudėtas tas mūsų žmogaus instinktyvus gyvenimas. Visada atkreipiam dėmesį į prastą informaciją, sudėtingą. Ir mes užkraunam save sudėtingą informaciją ir po to neišsimiegam, nes reikia dar apie tai apmąstyti, galvoti ir panašiai. Todėl prie gongų dar atsirado ir kvėpavimas. Dėl to, kad jeigu yra ramus kvėpavimas, atitinkamai jis po truputėlį padaro ramesnį protą. O kai protas yra ramesnis, žmogus atsipalaiduoja ir pradeda geriau gyventi, snausti, o svarbiausia, nebereaguoti į supančią aplinką taip aktyviai. Iš čia tas junginys kvėpavimas ir gongai. Labai, labai įdomiai. Iš tikrųjų, per tą 10 metų, kaip sakot, ar pastebėjot tą pokytį irgi žmonėse, ar jie labiau stresuoti, negu, pavyzdžiui, anksčiau ateidavo, ar tokie, ar tas pats visą laiką iš tikrųjų, ta pati situacija? Matot, dažniausiai, kaip ir pas psichologą, tai ateina tie žmonės, kurie jau yra stresuoti, kurie savaime stresas nėra blogai, jis tarsi suaktyvina, bet ilgalaikis stresas jau yra blogai. Žmonės iš tikrųjų ateina labai stresuoti, ypač paskutiniais metais, net būna parašo. Ir tarp kitko vyrai dažnai rašo, kad jie jau nebegali susitvarkyti su krūviu sklindančiu iš išorės. Ir labiau žiūri, jos tai paverkia, tai dar kažkaip tai pasikalba. Nu, vyrai jie kažkaip nemoka, mesgi turim būti kokie. Reikia būti stipriam. Mes turim viską išspręsti, net ir nežinant, kaip spręsti, turim viską išspręsti, visais pasirūpinti, o nežinom kaip, tai iš čia ir ateina. Paskutiniu metu žmonės labiau, žinot, kas atsitiko, žmonių fizinės kūnas susilpnėjo. Ir kas man labai keista, kad vyrų fizinis kūnas tapo silpnesnis negu moteris. Aš vedu per savaitę 2 kartus tos jogos užsiėmimus ir pas mane, kai aš vedu, jie labai yra lengvi. Ir aš gali ateiti bet kas, bet kada. Daug kvėpavimo technikų ir užsiėmimai. Ir vyrai sako, kaip buvo sunku.
Bet kai paklausė kokios moters, sako, taip lengvai, galima būtų pasunkinti ką nors. Ir aš suprantu, kad iš čia kyla tas užsisėdėjimas. Mes užsisėdėm, mes gyvenam puikiai. Sėdim, nieko daryti nereikia. Namie sėdim, ofise sėdim, po to vėl namie sėdim. Nu ir užsitingim, įeiname tam tikrą rutiną. Ir kai vat reikia kažką padaryti su savo kūnu, jau jisai praranda įgūdžius. Gera žinia tame, kad visą tai galima atstatyti. Iš tikrųjų, per visas tos mūsų pokalbius su pašnekovais, mes ir visi kažkaip prieina prie to, kad tikrai žmonės dažniausiai jau ateina, kai jiems blogai yra, ar kai to streso labai daug. Ir man atrodo, čia yra ta vieta, kur mums reikėtų išmokti, kad mums reikia palaikyti tą psichinę sveikatą, fizinę sveikatą, o ne tada, kai jau, man čia blogai, aš jau bėgu ieškoti, kas čia man padės ir tada ir tą ir aną bandau. Tai iš tikrųjų labai įdomu, kad mes tokie žmonės, kur norim jau paskutinę minutę, čia gelbėkit mane ir tada jau būna, kad jeigu dar nepasiseka, nueina kažkur, nieko nepajautė, ne, ir sako, čia man netinka, čia nieks nepadeda. Tai labai norisi iš tikrųjų kažkaip iš visų tų pokalbių tikriausiai tą ir pasakyti, kad reikia mums visada ją palaikyti, tada nebus taip jau labai blogai ir to streso tiek daug ir ta psichinė sveikata bus geresnė. Tai ir dar norėjau grįžti prie tos vietos, kur pasakot, kad nemokam nieko nedaryti, ne, ir kad kaip tik šnekėjau čia neseniai, kad kartais aš irgi jaučiuosi keistai, kad mažiau dirbi, nes tokia yra, kad reikia daug dirbti, reikia stresuoti, ne? Nes visi taip daro ir čia reikia varyti, nenustojant, ypač jeigu ten jau dar jaunesnis esi, tai iš viso reikia pasiruošti senatvį ir tas toks žmonės įsitikinimą netgi turi, jeigu tu jau daugiau to laiko skirsi savo, tai čia kažkas lyg ir negerai, tai tau reikia iš tikrųjų ten pastresuoti, pasijusti negerai, pervargti. Ir taip labai įdomu, kad mes esam susikūrę tokį, netikrą, čia negerą tokį idėją, ne, kaip mums reikia gyventi ir tada mums iš tikrųjų gaunasi, kad kažkurio momentu pavargstam, mums per daug būna ir tada jau nebežinom netgi ką daryti. Tai ta vieta man labai patiko, jūs kad sakėt, kad tikrai žmonės visada nori kažką daryti ir dirbti ir jeigu aš jau čia pasidėjau ir nieko nedarysiu, ne, tai aš jau maždaug ir gal kažkoks tinginys arba čia, man vis tiek reikia būtinai kažką daryti ir mes prisigalvojam savo galvoj. Tai ta vieta yra labai įdomi, nes mes dažnai nesuvokiam tikriausiai to dalyko, kad mes patys savo prisikuriam dar papildomo tokio stresiuko. Ir kaip mes jaučiamės, kaip tik vakar dar skaičiau apie tos dažnius, kad kiekvienas jausmas turi skirtingą dažnį ir mes ten vibruojam skirtingai. Tai iš tikrųjų įdomu, kaip ten vyksta, kai tie gongų tos maudynės, šita vibracija, kaip jin ten pakeičia, nes esu kažkada bus ir atsimenu, sakė, kad labai daug vandens reikia gerti. Tai gal gali truputį papasakot, kas ten mūsų tam fiziniam kūne vyksta, kai mes tiesiog atrodo, liek nieko ir nedarai, ne, ten guli klausaisi tų garsų, bet iš tikrųjų tai daug dalykų vyksta tokios kaip ir vidinės tos transformacijos. Matot, vieniems vyksta, kitiems ne taip greit vyksta. Ir tie žmonės, kuriems, kaip ir minėjot, nevyksta, jie galvoja, kad su jais kažkas yra negerai. Dažnai ateina tokie žmonės, kurie galvoja, jeigu mano gyvenimas yra kaip atskaitos taškai, mano pasiekti rezultatai. Pavyzdžiui, aš sugalvojau, įgyvendinau. Puiku. Ir jeigu yra tokių žmonių, kurie taip labai dažnai galvoja, kad jeigu dabar man reikia atsipalaiduoti, aš ateinu ir greitai atsipalaiduoju. Nes taip turėtų būti, nes pasižiūrė aplinkui, visi ramus, o aš ne. Vadinasi, su manim kažkas yra ne taip. Ir iš čia kyla tas nepasitenkinimas įvairiom praktikom, todėl kad, sako, tai čia neveiksminga, nes aš negaliu atsipalaiduoti taip kaip kiti ir taip greitai. Ir aš tada klausiu, tai apskritai žmogus bėga ten 10 metų, nesustodamas, turi atostogų, per kurias dar labiau kartais pavargsta, nes reikia važiuoti,
jeigu šeimos, vaikai, reikia viską administruoti, prižiūrėti, gaminimais ir žmonės pervargta nuo to. Tada grįžta į darbą, bando tada atsigauti nuo atostogų, pailsėti ir įeina į tam tikrą rutiną. Dar reikia nepamiršti, kad sėdėti veltui neleidžia mums tiek televizorius, tiek Facebookas, tiek visko reikia pasižiūrėti, išsiaiškinti, nu kaip kas gyvena. Ir atrodo, kad visi gyvena aplinkui, tai normaliai. Čia su manim kažkas ar ne taip. Juk į Facebooką niekas nekelia savo nenormalios būsenos, visi kelia tai, ką ištrauks. Įsivaizduokit, žmogus keliauja ir nufotografuoja tik geriausius momentus. Ir iš tų geriausių visada įdeda tik dar geriausius. Ir visi galvoja, nu va čia tai gyvenimas. O su manim taip nevyksta. Su manim drama, nieks neklauso, darbe rezultatų nėra, bijau, kad galiu prarasti darbą, reikia mokėti paskolas, šeima, vyras, žmona nesielgia taip, kaip turėtų elgtis ir man suteikti malonumą. Bėda. Ir tada jie ateina į studiją ir sako, galima greitai dabar. Nu, aš turiu 1 valandą apskritai ir dabar man greitai. Greit. Bet iš tikrųjų čia ir yra ta vieta, kad mes dar šiais laikais norim to greito rezultato ir, pažiūrėjau, jogą ateina žmonės irgi nori jau tą patį, baigę klasę, jie nori jaustis visaip kaip gerai ir nesvarbu, bet kokią praktiką padarius, jie nori jau tada iš karto. Tai iš tikrųjų, tikriausiai šiais laikais yra tas dalykas, kad greitai, o jeigu negreitai vyksta, tai reiškia neveikia, ne? Ir kad, gerai, kitą bandom dalyką. Tai labai įdomi, kodėl mes norim to dar greito rezultato, bet tikriausiai todėl, kad tas gyvenimas toks labai jau yra įgreitėjęs ir kad jeigu tu nebėgi tuo greičiu, atrodo, kad tu, kaip sakėt, kažkas negerai su manim ir netitinki to Facebooko ir Instagramo, ne? Nes, bet šiaip tai labai įdomiai pasakėte apie tos, tikrai visi įkelia viską, kas geriausia ir dar iš to geriausia atrinkta, kad geriausia. Tai reikėtų pradėti tikriausiai kelti tai, kas negeriausia, man atrodo, būtų irgi labai populiaru. Facebookas yra skirta, kas geriausia, pati jo idėja yra parodyti gerą, gražų žmogaus gyvenimą. Ir čia yra įdomi tokia psichologinė mintis, jūs pasižiūrėkit, kaip įdomiai gaunasi. Jeigu kažkas įdedama tarsi neteisingo arba tikro, turiu mintyje, kad pavyzdžiui, kažkas padarė galbūt kvailą sprendimą, susimovė savo gyvenime. Tarsi nėra tobulas, kaip turėtų atrodyti visuomenės akise. Pažiūrėkit, kas pasidaro tam pačiam Facebook'e. Ten atsiranda komentarai. Tie žmonės, kurie žino, kaip viskas turėtų būti teisingai, jie parašo savo asmeninę nuomonę, kurios nieks neklausia. Ir tada tarpusavyje pradeda susirašinėti, vykti diskusijos apie įvykį, kurio nuomonės nieks nepaklausia. Ir čia atsiranda labai įdomus momentas, kad pas žmogų atsiranda, čia gerai yra, aš manau, kad žmogus iškrauna savo psichologinį krūvį, sukauptą darbe, ten namuose ir panašiai. Ir va čia įvyksta toks emocijų to konteinerio išleidimas viešame. Ir žiūrėkit, žmonės mes prikaupiam ir kur einam? Einam, gal čia, o jeigu niekur nėra nueiti, tai tada nuleidžiam viską tenai. Užtat tam tikrą prasme tie visi komentarai jie atlieka labai gerą funkciją. Reikia džiaugtis, kad žmonės ten išleidžia tokį psichologinį krūvį. Ir dažnai ateina, pavyzdžiui, gongus žmonės tokiu krūviu ir žmonės sako, aš turėčiau jaustis labai gerai dabar, o jaučiuosi blogai. Tai kas su manim yra ne taip? Tai aš tada klausiu, nes tai labai jaučio patirtis jau rodo, ką tu darai paskutinę savaitę su savimi, kaip gyveni, kas vyksta. Žmogus sako, tai kas, vien problemos, aš visą laiką gyvenu problemos. Ir įsivaizduokit, bet aš, jeigu gyvenu problemoje, aš atsigulu ir skamba muzika, ne? Taigi mano galvoje neskamba ta muzika. Mano galvoje skamba mano problemos. Ir atsiranda netgi tokios
emocijos, jausmai, kurie buvo sukaupti, kurių mes nespėjom, nėra laiko tenai aptarti, išleisti, išsikalbėti, iškvėpuoti, ten išsportuoti. Tas lieka ir nešiojam tą psichologinį krūvį su savimi. Atsigulam ir tada žmogus mato. Ir kyla pyktis. Žinot, tas pyktis kyla, kai visi atrodo atsipalaidavę, o su manim kažkas ne taip. Sako, pasaulis yra neteisingas. Turėtų būti kitoks. Jis turėtų būti toks, kaip aš įsivaizduoju. Ir va čia kyla paralelė. Jeigu nori išmokti atsipalaiduoti, tai panašus procesas yra kaip išmokti groti gitarą. Tu atsisėdi ir pradedi kažką daryti. Aišku, nesigauna. Kyla pyktis, pagroji, nesigauna, meti, vėl pradedi ir panašiai. Po kurio laiko atsiranda kažkas tokio apčiuopiamo. Suskambėjo akordas ir sakai, vau, nesu aš toks netikęs. Moku vieną akordą. Tas pats ir su atsipalaidavimu. Kažką, vos pagavai, jau kažkas įvyko. Reikia tam laiko. O va, kur yra problema? Žmonės neturi laiko, nes reikia išspręsti daugybę įvykių. Ir va šitoje vietoje padeda kvėpavimas. Ir va, kai žmogus guli, jogi kūnas, pas mus yra 70-80% vandens. Vanduo labai yra imlus, nes jisai visada virpa, jeigu kas nors aplinkui virpa. Jis perima tą. Ir įsivaizduokit, koks atsiranda toksai fizinis virpėjimas, mes tą jaučiam arba mažiau jautresni žmonės nejaučia. Bet ir toks psichologinis momentas. Aš stebiu, pradedu atsipalaiduoti, kas vyksta su manimi šią akimirką. Apie ką aš galvoju. Minčių šurmulys dažniausiai būna. Tik tai, kad jau, kai grojama gongais, vyksta toksai kaip kelionė, kaip vedimas, tai padaroma, kad gongai skambėtų garsiau, tada minčių šurmulys nurimsta. Nes permuša vienas kitą. Čia toks ekstremalus momentas, šiek tiek yra ekstremalumo. Ir kai minčių šurmulys nurimsta, kas įvyksta žmoguje? Jisai pamato save, toks, koks esi šią akimirką. Ir šitas pamatymas nepatinka dažnai, nesuprantat, mesgi save idealizuojam, sakom, aš esu fainas, aš nepykstu, aš visada šypsausi, aš visiems padedu. Jeigu vyksta pasaulyje problema, arba ten žaizda pasaulinė, uždenkit mane šią žaizdą ir aš ją išspręsiu. O kaipgi tu? O aš kada nors pailsėsiu. Tai yra mūsų kultūroje kaip vertybė pateikiama. Ir iš čia kyla labai įdomus jausmai, kaltės jausmas. Vat pavyzdžiui, aš jaučiuosi kaltas, kad kažko nepadaręs. Čia vat labai baimės ir nerimo. Ir vat tie trys jausmai mums labai trukdo gyventi. Dabar klausimas, kaip iš jų išeiti. Tai vat yra garso terapija, kvėpavimą, joga, filosofija ir taip toliau. Tik reikia vieno momento. Kaip aš sakau, nors 10 užsiėmimų. Ir aš savo praktikoje, kurie pas mane ateina, aš sakau, leis savo skirti, per mėnesį 10 valandų, 10 užsiėmimų. Pažiūrėsim, koks tavo poveikis bus. Sunku, sakau, arba tu darai, arba tu nedarai. Čia ne mano reikalas. Nori, gyvenk kaip nori. Ir žmonės padaro tą eksperimentą. Ir aš matau, kad žmogus po kurio laiko jis tampa atsipalaidavęs. Ir man sako, žinai, nueinu į darbą, chaosas, bet aš taip žiūriu ir galvoju, ko jie čia visi taip laksto. Viskas yra normaliai. Žinot, pas mus, mes norim taip, kad pas mus eitų darbe ypatingai kreivės va taip. Mes taip negalim ramiai, mums reikia į viršų. Bet kaip raketa negali, ten kažkur išskrendi ir nuskrendi į visatą. Visko būna, gyvenimas yra įdomus tame, kad jame yra labai daug dramos. O jeigu nėra dramos, tai nėra įdomu. Ir va čia vėl prasideda. Žmogus sako, mano gyvenime nieks nevyksta. Reikia dramos. Sakau, džiaukis. Jeigu nieks nevyksta ir tu gyveni sveikai, ramiai, tai džiaukis. Žmogus sako, tai neįdomu. Tai čia vat reikia
išmokti susitvarkyti su savo protu. Už tada, pavyzdžiui, darau tokius savaitgalius, vadinasi proto atostogos, kuriame praktiškai parodau, kaip susitvarkyti su protu. Mat sakau, dabar gimsta tavo idėja, ką tu su tuo darai, įgyvendini ar ne? Sako, įgyvendinu. Sakau, visas idėjas. Nu ne, visų neįgyvendinu. Sakau, jeigu tu pradėsi gyvendinti visas idėjas, tai iš karto tave uždarys, nes idėjų yra įvairių. Reiškia, tu į vienas reaguoji ir darai, o kitas ne. O idėjų yra tūkstančiai. Vadinasi, atsiranda galimybė pasirinkti. Bet norint pasirinkti, ką reikia daryti? Reikia atspėti, kad aš galiu rinktis, tik renkuosi iš paprasto tokio momento, kad aš pastebiu tą idėją, tą mintį, tik būdamas atsipalaidavęs. Tai jeigu aš bėgu dabar, žinot, bėgu iš kur nors į kur nors, arba važiuoju su slidėm nuo kalno, aš negalvoju dabar, pagal kurią idėją veikti, ar gerai, aš galvoju tik kaip išgyventi. Tai norint tapti kūrybišku, ko mums reikia gyvenime? Mums reikia padėti atsirinkti, kas yra svarbu šią akimirką. Ir tam reikalinga būti atsipalaidavusiam. Ir vat, kai aš šitą supratau, pradėjau grot gongais. Nes suprantu, kad žmonės, jie vieno dalyko neturi, jie nemoka atsipalaiduoti ir dėl to kenčia. Tai jeigu išsprendžiam nors šitą klausimą, įvyksta gyvenime kūrybiškumas, kuriame žmogus gali pagalvoti, ar man dabar bėgimas, darimas karjeros, ten lipimas per galvas, pavyzdžiui, 3 aukštų namo pastatymas ir po to plius sodyba, aišku, ir taip toliau, suteiks tą ramybę, kurios aš taip trokštu. Tikriausiai, kad ne, nes nemokėsi atsipalaiduoti, aš tikrai norėjau dar pasakyti apie tą atsipalaidavimą, nes tikrai labai daug žmonių ir mano praktikoje aš matau, sakai, atsipalaiduok ir jie tiesiog net nežino, kas tas atsipalaidavimas ir tada kažkada turėjau iš šeimos tokią jogos praktiką ir vaikas klausė mamos, sako, o tai kas tas atsipalaidavimas, nes vaikas nežino, tikriausiai gal net nematė iš tėvų aplinkos, kad, kas tas atsipalaidavimas ir ta mama pasimetė ir nežino, ką pasakyti. Tai galvoju, wow, mes net nežinom iš tikrųjų, kas iš vis tas atsipalaidavimas, tai ir dažnai mes tikriausiai galvojam, taip susikūrė tą tokią istoriją, kad aš čia dirbsiu, darysiu, namo atstovybą turėsiu ir tada aš atsipalaiduosiu, bet jau tada tikriausiai bus tas laikas, kad tai bus sustingęs tas visas kūnas ir tas mūsų vidus, kad tas atsipalaidavimas, tikrai labai sudėtingas gaunasi, reikia tada labai daug to darbo įdėti, kad išmoktum atsipalaiduoti, nors tikrai atrodo kaip ir natūralu mums mokėti atsipalaiduoti, bet gaunasi taip, kad nukeliaujam kažkur taip toli, kad tas atsipalaidavimas nebėra mūsų jo gyvenime ir, kaip sakėt, tikrai nuo vieno ten darbo prie kito puoli darai ir dar, kaip minėjau, tas jausmus kaltė, baimė, nerimas, tai iš tikrųjų tai labai pakenkia tai mūsų psichiniai sveikatai, nes mes užsikraunam dar ir tada labai sunku iš ten jau išlipti, nes kai kuriems žmonėms ir gaunasi tie nerimo tokie priepuoliai, depresija ir visa kita, kad nes tu tiek ant tos kupros užsidedi, kad jau nebemoki nieko, net nusiimti, atsipalaiduoti. Ir aš atsimenu, kai aš pradėjau leisti savo netiek daug daryti, tai tas kaltės jau nieko nedarau, aš gal tinginėsiu. Ir tikrai to galvoju, tiek prisikūrė dalykų visokiausių, nereikia būtinai kažką daryti, reikia eiti susitikti su žmonėm, reikia jo gerai tada tvarkytis, kažką daryti ir kažkada sau leidau visiškai nieko nedaryti, galvoju, wow, kaip nuostabu, tai kodėl aš savo prieš tai neleisdavau, bet aš galvoju, kad žmonėm yra labai svarbu, ką kiti pagalvos. Nors tu tai vienas būna, namuose, pavyzdžiui, nieks nemato, ką tu ten darai ar nedarai, bet tada galvoju, vidru kažkas stebi, nežinau, ta prasme labai juokinga, nes tu lik ir su savim turėtum susitarti, bet mes labai norim tų žmonių iš šalia esančių ar ten iš aplinkos tokio patvirtinimo, tu ten sėkmingas, darai, kiek daug daro ir ten šaunuolės, kaip fainai ten tiek daug daro. Tai iš tikrųjų ta sėkmė, man atrodo, mes suvokiam, kas tas sėkmingas, tas gyvenimas yra darydami daug ir iš tikrųjų nemokėdami atsipalaiduoti visiškai.
Taip, matot, čia jau dabar įsijungia dar vienas reiškinys, kuris mūsų kultūroje labai yra gajus - savivertė. Mes tos savivertės neturim, bet nežinom, kad jos neturim, arba nelabai sumažinta. O įsivaizduokim, jeigu savivertė būtų lygiagrečiai aš esu laimingas. Aišku, nepriklausomai, ką kiti žmonės apie mane pagalvos. Mes sakom, aš esu vertingas tuomet, kai ir išvardintas 100 punktų reikalavimas. O sakau, o jeigu esi tiesiog gyveni ir esi laimingas, ar tie punktai yra tiek jau svarbus? Ir šito vietoj praktiškai pasižiūrim, kadangi aš labai mėgstu viską taip konkrečiai ir praktiškai, ko reikia dabar žmogui. Vat pavyzdžiui, pirmas žingsnis. Pasinaudokim rytietišką praktiką, kuri yra linksmesnė negu mūsų kultūroje šitoje vietoje. Žinot, ką daro rytiečiai, Azija, Indija ir panašiai. Kai jūs paklausėt, jeigu teko pabūti Indijoje, ko nors paklausėt Indo, jisai taip daro. Ir tai yra nei taip, nei ne, nei nežinau, nieko ne. Jisai sako, oho. Žvelgiat, kas įvyksta? Įvyksta atsipalaidavimas kakle ir atitinkamai maitinami smegenų tie vingiai. Kraujotaka geriau juda per kaklą ir panašiai. Ir įsivaizduokit, mes dabar sėdim, žiūrim vienas į kitą ir taip. Ir frazė ateina į mūsų galvą, prieina žmogus ir sako, žinai, čia pas tave negerai, taip, kaip darbe, tarkim, vyksta. Ateina kolega, kuris tingi dirbti pas tave ir sako, žinai, man tas Excelis ten taip sudėtinga, padaryk už mane tą visą darbą, žinai, nes pas mane reikalai, einu aš savo ten papietausiu, kur nors tu už mane padirbėk, šiaip tu geras žmogus, aš tavim tikiu. Ir jūs taip. Ir galvoj skamba, yra kaip yra. Ir dar galima stebėti, sakai, vau, žmogus tingi dirbti, ateina pas mane ir sprendžia mano laisvalaikio klausimus savo problemomis. Sakai, oho. Ir jisai sako, padarys, sako, ai ne. Sako, tai tu esi niekam tikęs. Oho, sako, yra kaip yra. Ir žmogus negali ant jūsų pykti. Suprantate, atrodo labai kvailai. Gyvenime viena iš taisyklių tai yra priimti pasaulį tokį, koks jis yra. Tada atsiranda savivertė ir labiau keliaujama link atsipalaidavimo. Ką reikia suprasti šitoje vietoje, kad yra kaip yra, taip, žmonės yra protingi ir yra labai daug kvailių. Žmonės, kurie turi problemų ir kurie neturi problemų. Įvairiausių žmonių tas rinkinys ir yra mūsų pasaulis. Jie ir sukuria dramą. Ir kai ateini į teatrą, tarkim, arba į kiną, tik stebiesi, žaviesi, verki, patinka, nepatinka, bet galima visada palinguoti šitoje vietoje galvos. Oho, tai žinai, mano ten, tas atsitiko, ten mane aprėkė, ten dar kažkas, čia žinai, dabar viskas blogai, čia toj kažkas sprogs ir panašiai. Sako, oho, yra kaip yra. Aišku, dalis žmonių sakys, tai tu cinikas. O aš sakau, ne, aš esu adekvatus. Aš esu realistas, nes mes sėdėm, kalbamės, ramiai gyvenam, pas mus švarus oras, maisto turim labai daug, net per daug. Pakankamai gerai gyvenam, visi visko turi. Yra kaip yra. Belieka ką padaryti? Daugiau laiko skirti atsipalaidavimui, pokalbiui, bendravimui, šnekėjimui ir nieko neveikimui. Yra, žinai, sako, žmonės nusiperka sodybą ir sako, aš pailsėsiu, vau. Bet vienam ilsėtis neįdomu, tada pasikviečia draugus. Būti draugu šitoje vietoje yra fantastika, nes tai yra savaitgalio kaimo turizmo sodyba nemokamai. Atvažiuoji, pabūni, tas šeimininkas, jisgi nori, kad būtų įvertintas, ne, jis pjauna žolę, valo, tvarko, ten švarina ir taip toliau, o draugai visada sako, šaunuolis. O jeigu turit, pavyzdžiui, kaip pavyzdys,
nepjaunat žolės, sėdit savo, mėgaujatės, geriat ilgai arbatą, ilgai kavą, darot valandą, pavyzdžiui, ryte, kas patinka. Kaltė neišvengiama pradžioje, mes tokie jau esam, po truputėlį priprasim. Ir kai kurie dalykai, kurie atrodė labai reikšmingi, tampa netokie reikšmingi ir vis tiek nieko blogo neįvyksta. Čia yra linksmiausia dalis, kad ar aš labai daug plėšausi, ar mažiau ten dirbu, pavyzdžiui, pasirodo netgi kuo mažiau, tuo kitiems netgi geriau. Nes visi atsipalaiduoja. Pavyzdžiui, jeigu šeimoje mama, ne? Moteris dažniausiai laiko visus 4 kampus ir dar poros kaimynų pasiema, kaip sakoma, kad jau vertėja ir būtų iki galo. O jeigu jinai išmoksta atsipalaiduoti, tai vaikai žiūri tą mamą, sako, vau, kažkokia mama atsipalaidavusi. Ir mama sako, ai, šiandien patys už save visi atsakingi, aš atsipalaiduoju. Ir visi sako, o tai ką mes valgysim? Yra, taip yra. Jo, galite pamokyti to judesio, kad čia dabar mes visi papraktikuotumėm. Iš tikrųjų, dar net nelabai eina čia tą kaklą tai pasukti. Tai kurgi mumais? Mes siekiam rezultato net ir šitam judesy. Mes, reikia greitai. Greitai. O čiagi yra, žinot, kaip yra tas meškiukas mašinose, kur tenai būna, ten linguoja. Va toks principas. Jisai ką daro? Jisai priima situaciją, kokia yra. Mašina važiuoja, jinai linguoja. Jis pagal taktą eina. Taip ir mes. Oho. Iš tikrųjų, man atrodo, buvau išmokusi, aš irgi, Indijoje man tas būdavo, kai tu, bet kito atvažiuoji iš, pavyzdžiui, Europos, kur ten taip arba ne, arba, viskas pagal taisyklės ir tau ten purto galvą ir kas čia dabar, ir tikrai atsimenu, net suerzindavo, tai taip arba ne, tai kaip čia dabar visaip gali būti, ar čia pačiam nuspręsti. Tai iš tikrųjų mes labai dar tą mėgstam tokią kontrolę, kad reikia čia viską sukontroliuoti savo gyvenime, kiekvieną kampą ten laikyti ir žinoti, kaip bus, o jeigu jau paleisiu, tai kaip čia dabar nesukontroliavus, tai baisu, gal ne ten nueis ir taip toliau. Dažniausiai tai vis tiek nieko tu nesukontroliuosi per daug gyvenime, aišku. Užtrunka laiko tikriausiai, kol mes suvokiam visą tai ir kai paleidai, tai iš tikrųjų tarsi kažkas ir atsiveria. Taip. Ir matot, gyvenime pasirodo, mums vakariečiams sunku. Mes sakom taip arba ne. O Indijoj nuvažiuoja, sakai, tai kur man į tą pusę sukt, ar į tą pusę? O jisai sako, ar tu laimingas? Ir tu sakai, viskas gerai, laimingas. Jisai sako, o tu turi vaikų? Turiu, jisai sako, iš kokios tu šalies? Jo, tikrai, mes kažkaip labai, dar viską labai, taip, koks šitas žodis dabar galvoju, užstrigo, labai rimtai viską žiūrim, iš tikrųjų, atrodo, ką čia, man reikia į dešinę ar į kairę, ne, tai ką čia dabar klausi, iš tikrųjų, ir dabar papasakot, aš gyvenu Turkijoje, čia irgi labai panaši tokia sistema yra, kur, visi tokie labai atsipalaidavę, tai tikriausiai aš todėl čia ir atsidūriau iš to visiško streso, aš atvažiavau ir galvoju, tu žmonės moka nieko nedaryti, gerti 2 valandas arbatą, man buvo toksai, kaip taip įmanoma, aš buvau tokį, grinai tą ratą įsibėgėjus, kur daug reikia daryti, kad čia, kažkągi, čia darai, čia jo, jis svarbus, o čia dabar gerti arbatą, bet kažkurio laiko supratau, kad aš nebenoriu ten bėgti, aš irgi noriu sėdėti, gerti arbatą ir dažnai irgi eini ir žmonės, tai ir pradeda klausinėti, tai iš kur tu, tai ką tu čia veikėjai, tai kaip čia, kas su kuo, ir galvoju, taigi man aš ties klausiu, ten nežinau, kur eiti, arba kiek čia tų valandų, arba čia kiek kainuoja, ką tu čia milijoną klausimų, manęs iš visai kitos sferos. Bet nėra tas gyvenimas irgi toks labai rimtas, kokį mes pasidarom tikriausiai, kad tiesiog nėra čia laiko šnekėti, ne, čia arbatą gerti, kur čia to laiko. Ir buvo labai įdomu, nes kaip ten Ispanijoje sako manjana, tai turkai sako, kitą savaitę, kitą mėnesį. Tai viskas nusitęsė iš tikrųjų tikrai labai ilgai. Ir iš pradžių buvo,
nu, tas, kai esi toks norintis viską sukontroliuoti, o tau sako kitą savaitę ar kitą mėnesį, tai iš viso ten pakyla viskas ir visos tas emocijos, atrodo, čia jau to, nu, tik man dabar reikia, man dabar ten kažko reikia. Bet labai gerai iš tikrųjų, aš manau, važiuoti vat, į visas rytų šalis ir pabūti kažkurį laiką ir išmokti, suprasti, kad nu, nėra ten taip svarbu tas mūsų visko darimas ir neturėjimas laiko, nes mes iš tikrųjų turim to laiko tiesiog, kur mes jį padedam ir ar skiriam savo, tai iš tikrųjų labai įdomu, dabar aš irgi galvoju, aš čia prieš kokią 10 metų jau iš Lietuvos išvažiavau ir dabar man taip natūralu atrodo ir gerti arbatą ir tiesiog viską nukelti kažkada, nes gal man šiuo metu aš tiesiog noriu pabūti viena. Bet grįžus, pavyzdžiui, Lietuvą, labai matau, kad žmonėms sutrigerina, nu tiesiog jie, nu tai kaip, taigi susitarėm, arba ten, tai kaip dabar, kodėl ne dabar, bet šitiek ilgai negalima šnekėti, čia laiko nėra, arba jeigu aš atvažiuoju, tai man prieš mėnesį praneš, nes man reikia ten susidėlioti kažką. Ir man tai visą laiką atrodo nesuvokiama, kaip čia taip žmonės gyvena, bet iš tikrųjų taip ir gyvena, nu tiesiog tas toksai bėgimas, jisai vyksta ir aš kažkada irgi neseniai pagalvojau, kad vau, aš tikrųjų dirbu kokias tikriausiai, kokią valandą, 2 per dieną ir visa kita tai yra tiesiog mano laikas ir galvoju, kokia aš sėkminga. Ir aš pati taip savo galvoju, bet iš tikrųjų taip galvoju, iš išorės tikriausiai galvoju, visai kitaip žmonės galvoja, nes ten nebėga, nelekia. Tai labai tikriausiai tas mūsų mąstymas yra svarbu, kaip mes pradedam suvokti ir visos tos praktikos, kvėpavimas ir joga ir buvimas atsipalaidavimo mums padeda suvokti, kad gal visgi tas lėkimas nėra to, ko mums reikia, nes iš tikrųjų visa ta socialinė medija ir visos tie Facebook, Instagram sukuria tokį vaizdą, arba ten anksčiau visi tie amerikietiški filmai, aš buvau tokia, man galvoj, kai aš baigiau mokyklą, buvo, kad reikia varyti, kuo daugiau padaryti, uždirbti ten tą milijoną, varyti kokį New Yorką ten, o tengi ir tas vaizdas ten kava rankoje ir tu bėgi ten. Tai tikrai įsirėžia ir tu galvoji, kad toks gyvenimas yra fainas, nes taip visur rodo ir kai tu gyveni nebe taip, kaip tu ten įsivaizdavai, lėtai, ten gerdamas arbatą 4 valandų, šnekėdamas su draugu ir ten galvodamas, taigi aš turiu laiko, tai atrodo, kad ne, gal čia netitinka visos tos sukurtos svajonės. Tai iš tikrųjų labai, labai įdomu ir man tai labai įdomu net save stebėti, kaip galvoju, aš taip galvoju, bet manau, kad taip tikrai daug žmonių ir susikuria tą savo vaizdinį, koks tas gyvenimas turėtų būti ir jeigu jisai netitinka, tai mes dar labiau save spaudžiam, kad tu turi dar daugiau daryti, dar daugiau eiti, ten dar daugiau dirbti ir taip toliau. Labai įdomu yra, kad mums įprastai patinka žmonės, kurie yra natūralūs. Ne tokie, kaip jie įsivaizduoja ir jie siekia. Dažnai kalba, jis kažkoks toks netoks. O tie natūralūs, jie tokie paprasti, daro klaidas, susimauna, pasako kokiam vakarėlė nesąmonę. Galvojam, kaip jis taip galėjo, pasako kažkokį anekdotą, juoktis iš jo norisi, nei šis, nei tas, kas čia per žmogus. Ir širdyje toks žmogus sakom, bet jis fainas. O tas žmogus, kuris viską daro tobulai, viską kontroliuoja, gerai apsirengęs, viską daro taip, kaip turi būti, sakom, jisai ten, neįdomu su juo. O sako, tas, kuris ten eina, krenta, griūnas, visada yra. Matot, mums patinka, iš tikrųjų, mums patinka natūralūs, paprasti žmonės. Ir čia paradoksas, kad mums jie patinka, bet aš tokiu nelabai noriu būti. Aš noriu būti tuo susikurtu įvaizdžiu, kuris vėliau kitiems nebepatiks. Kaip įdomu, kad mes patys savo sąmoningai sugebam per savo lūkesčius susigadinti dalį gyvenimo. Ir todėl ir sakoma, kad lūkesčiai arba tai, kad tu sugalvojai, koks tu turėtum būti, jis realiai gadina tavo gyvenimą, nes labai daug šansų, kad taip neišsipildys. Pasaulis yra daugialypis ir yra įvairiausių ten sluoksnių, problemų, rūšių, kelionių ir panašiai ir dažnai neišsipildo taip, kaip tu norėtum. Tik kai neišsipildo, atsiranda galimybė pakreipti į kažkurią vietą.
čia ir keliaujant, pavyzdžiui, neišsipildo, neišeina taip, kaip suplanavai ten, mesgi kaip suplanuojam tiksliai viską, ne, kad būtų minutė, neišeina taip gyvenime, ypač Azijoje keliaujant, ten nieks neišeina, ten yra kaip yra. Viskas. Ir tame atsiranda tas toksai kūrybiškumas, nes atsiranda naujos situacijos. Nauji žmonės, ir vat, kai mes keliaujam į Aziją su žmonėmis, į Indiją, tai pagrindinis tikslas žmonių yra išmokinti, priimti šią akimirką ir kad joje tavimi yra pasirūpinta. Kad kaip bebūtų, išsispręs tavo gyvenimus. Ir čia žmogus į savo kontrolę, jinai taip praplyšta vėl, nesako, aš viską darau, aš žinau, kaip reikia daryti, jam vėl sugadina, jis sako, aš žinau, kur šitas kelias, vėl jam, kur bus taip, kur bus stotelė, ką darysim, kur išlipsim, ką valgysim, viską aš turiu žinoti. Ir kai žmonės klausia, aš sakau, aš nežinau, yra kaip yra, sakau, tai išsispręs, visada viskas išsisprendžia. Ir visada realiai kiekvieno žmogaus gyvenime išsisprendžia, iš čia kyla ta patarlė, kad vienas duris uždarai, tai kitos atsidaro. Ir greičiausia dar geresnės. Arba norint paimti į rankas deimantus, reikia išmesti akmenis. O mes laikome, sakom, čia mano kontrolė, aš žinau, kaip viskas turi būti. Problema tame, kad kontrolė, jinai padaro kūną irgi kontroliuojama ir jis įsitempia. Ir labai matosi žmonės, kurie mėgsta viską kontroliuoti. Jie būna įsitempę. Tiek veido raumenis, tiek nugaros raumenis. Užtat, kurie ateina, pavyzdžiui, jogą, jie daro anti-įsitempimą. Ir jie sako, kaip taip nesigauna? Taigi, sako, kiti negali ten rankos pakelt. Sako, tai man trukdo. Trukdo įtampa, kuri yra pečiuose. Ir matot, kas įdomiausia. Užtat žmonėms tokie užsiėmimai kaip joga, jie vaikšto ir sako, tai čia nėra rezultato. Tai aš turiu būti dabar, aš reiškia, atėjau 10 kartų, aš turiu būti super lankstus. Mano jau viskas turi labiau susisukti. Ir aš sakau, kam? Kaip tai kam? Taigi draugam parodyti reikia. Sakau, kas gyvenime iš to bus geriau? Kad tu būsi lankstesnis, kas bus? Ant tavo kapo užrašys. Jis buvo lankstus. Tai esmė tame, kad tai yra procesas. Tai yra procesas, kuriame pradedi stebėti savo kūną ir išgirsti jį. Ir lygiai taip pat per garsą. Tu girdi tą garsą, kaip jisai vyksta. Vat žmonės, mes net nelabai mokame mėgautis muziką. Net ir dabar mes neskiriam. Pas mus muzika skamba visur. Darbe visą dieną. Ten dar kažkur. Bet mes nežinom, čia graži, negraži. Man bet kas, fonas. Išmokti tą klausytis, vėl grįžti į save. Čia yra iššūkis, kurį kiekvienas žmogus priverstas padaryti. Tik tai laiko klausimas, kada. Ar suspėsim šitam gyvenime, arba remiantis rytų filosofiją, gal dar kitam gyvenime. Tai ir kvietimas yra, kad žmonės suprastų, kad egzistenciniai klausimai, kur aš bėgu, ką aš veikiu, ką aš darau, kokia prasmė, kas yra normalus santykis, ar reikalinga drama mano gyvenime, kas bus po to. Jeigu žmogų dabar pasakysiu jam savo nuomonę, ar pagerės mūsų santykiai, ar nepagerės. Visaip gali būti. Bet kas iš to? Kokia prasmė? Ir tada po truputėlį kyla labai įdomus pamąstymai. Žmogus pradeda mąstyti. Jis tada sako, tiksliai, tiksliai, kažkaip mano gyvenimas išsisprendė, situacijų buvo, problemų buvo, išsisprendė, viskas normaliai, galima gyventi toliau, pasimokinau ir einu toliau. Vėlgi lietuvių kultūrai labai sudėtinga išmokti pamoką kaip pamoką. Mums susimauti tai yra gėda. Padariau bėdą gyvenime, turėjau idėją, lūkestį, viziją, kad padaręs kažką, būsiu laimingesnis. Nepavyko ir netapau laimingesnis. Susimoviau. Ir mes tą krūvį užsidedam ant pečių, tada susilenkiam ir nešam per gyvenimą. Aš sakai, aš susimoviau, su manim kažkas yra ne taip. Šitoj vietoj labai yra pasakymas geras. Viskas, praeities nėra. Tik yra pamokos iš praeities. Gavai ir eini su tai pamokų vėliava
per gyvenimą. Viskas, aš išmokau. Ir pavyzdžiui, kaip sakau, padariau kažką, atsiprašiau ir nėra daugiau krūvio. Nereikia apie tai galvoti. Viskas išsisprendė. O pas mus mes kalti, ką padarėme ir kalti, ko nepadarėme. Ir visada galvojam, kad galėjo būti geriau. Ja. Labai dar dažnai gyvena kažkur praeitį arba ateityje. Mes iš tikrųjų nelabai būnam ir iš to akimirką, tai tas gyvenimas, aišku, sudėtingas, kai tu visą laiką ten analizuoji kažką iš praeities arba ten jau galvoji, kaip ten bus su ta ateitim. Tai iš tikrųjų kvėpavimas, man atrodo, labai geras tas yra įrankis, kur mums padeda išmokti po truputį būti čia ir dabar. Ir dažnai aš girdžiu, kad žmonės sako, koks čia ir dabar, tai man ten tiek reikalų yra, ir čia reikia bėgti, ne, koks čia dabar, aš neturiu laiko čia būti, medituoti, kvėpuoti, eiktų, čia reikia varyti. Bet iš tikrųjų tai kvėpavimas yra, aš jaučiu pati paprasčiausia praktika, kurią gali padaryti, ir mes kvėpuojam visada, bet mes pamiršę esam, kad kvėpuojam ir kad iš tikrųjų tai gali mums padėti ir mūsų tai psichiniai sveikatai kvėpavimas tikrai gali padėti. Bet žmogui labai sunku suprasti, kvėpavimas, toks paprastas dalykas ir gali man padėti. Tai aš kartais galvoju, vau, čia mums reikėtų tikrai tokius didžiulius užrašus visur, ten kvėpavimas nemokama medicina tikriausiai, arba paprasčiausias dalykas, mes labai norim tokių sudėtingų dar dalykų. Ir kai ten kas nors paprasta būna, tai mes net netikim, kad mums gali padėti. Per paprasta, eiktų čia. Reikia kažkaip, kad būtų toksai labai sudėtingai kažkaip ir ten eiti, lysti, lipti kažkur, bet kad tiesiog pakvėpuoti, tai nežinau, ar tikrai čia man gali padėti. Čia šitoje vietoje labai gerai padeda. Žiūrėkit, kodėl žmonės bėgioja, pavyzdžiui, ne? Realiai tai jie tuo metu, kai bėga, jie eina į tam tikrą ritmą, tas pats per tą patį. Protui nereikia dirbti ir pradeda kvėpuoti tam tikrų ritmų, kuris juos ir atpalaiduoja. Iš esmės dėl to žmonės sako, man bėgiojimas ar ten greitas ėjimas, vaikščiojimas mane atpalaiduoja. Čia įvyksta kvėpavimas. Ta pati meditacija mindfulness, irgi kvėpavimo stebėjimas, tai yra meditacija sukurta, kaip sakyti, atskirta nuo meditacijos Amerikos psichologų. Jie padarė tą patį, tik kitaip, ne? Bet tai svarbiausia, kad tai padeda. Ir jeigu žmogus mąsto ir turi intelekto, tai jisai gali tiesiog patyrinėti. Čia ir yra kvietimas. Tu netikėk, kaip Buda sakė, tu netikėk, tu ištyrinėk. Paimk ir pasitikrink, padeda tau kvėpavimas ar nepadeda. Jeigu nepadeda, vadinasi nepadeda. Duok savo laiko ištyrinėti. Pavyzdžiui, kaip praktika, paimk ir kvėpuok super lėtai. Tai yra tyrinėjimas. Pabandyk kvėpuoti super greitai, tik pro nosį. Pažiūrėk, kas su tavim tada vyks. Veikia ar neveikia. Tas žmogus sakys, tai aš lėtai kvėpuoju, tai kažkaip tarsi ramiau pasidaro. Kai labai greitai kvėpuoju, tarsi pradedu dūsti, jau vyksta stresas. Tai vadinasi veikia. Tai jeigu tai veikia, tai vadinasi aš galiu per kvėpavimą padaryti įtaką savo kūnui. Paprasta. Tik tai, kad jeigu aš tai kalbu, sakykime, taip bendrai, žmogus sako ne. Čia labai yra geras pavyzdys, kai ateina pas žmogus pas gydytoją, sakykime, ir gydytojas patikrina jį ir ko sako skundėsi. Sako, man viskas blogai ir taip toliau. Žmogus, tas gydytojas ką sako? Sveikas gyvenimas, ramiau, atsipalaiduok, relaks. Žmogus sako, nepadeda. Bet šitas nepadeda. Tada jis eina į privačią kliniką, jam padaro 50 tyrimų, ištyrinėja viską ir ateina pas gydytoją. Gydytojas ten rimtai sako, oho, geras, blogai, o kaip šeima, ir eiktų savo, blogai, taip, ir čia blogai, ir čia, ir pas... Ne, sako, suprantat, jums reikia. Taip, dabar terapija, relaks. Taip, 10 kartų 200 eurų, čia būtinai, ne? Ir jam parašo tokį lapą. Ir žmogus sako, čia tai gydytojas. Jis viską padarė. Ir pirmas ir antras pasakė tą patį. Yra vertė, kurią mes patys savo įdedam. Ir čia prasideda ta linksmoji dalis, kad mes pasirodo visiškai kitaip vertinam tą patį ir pačius geriausius dalykus mes išmokom nevertinti, nes jie mums nebekainuoja, nes vakarų pasaulyje viskas turi kainuoti.
O tai, kas yra geriausia, kaip taisyklė, kažkodėl nemokama. Čia taip įdomu, bet mums tai, sako, ne, taip būti negali. Pavyzdžiui, tie patys jogos užsiėmimai. Jiegi kaip taisyklė visur yra nebrangus. Ne? Bet žmonės sako, turbūt neefektyvu. Bet tikrai tai būna, jeigu suorganizuoji kokią nors nemokamą jogos pamoką, tai, ateina ten keli ir tenai, nežinau, bet jeigu ten kažkokią kainą užsidedi ir dar didesnę kainą, tai jau visi taip bėga, jo, čia labai veikia, čia labai gerai. Ir tikrai galvoju, įdomus tie žmonės iš tikrųjų, bet tikriausiai mums nedaina, kad gali būti kažkas nemokama ir kažkas gero, nes tikrai tas vakarų gal pasaulis toksai yra labai sukomercintas šiais laikais, kad viskas lyg ir turi kainuoti, o jeigu nekainuoja, tai jau čia net nevertinga ir nereikia čia net žiūrėti iš viso. Mesgi, nuėję prekybos centrą ir ten žinot, kur būna ten tokie vadinami reklaminiai dalykai, ten kur kažkas siūlo paragauti. Ai, sako, turbūt baigėsi galiojimo laikas, reikia išparduoti. Jo, tikrai, kad taip galvoja žmonės, kad kažkas čia jau negerai. Todėl mes turime šitoje vietoje būti protingi, tie, kurie veda užsiėmimus, ir rasti optimales versijas, kad visiems tiktų. Ir tiems, ir tiems. Jogoje lankstumas labai yra svarbus ne tik toks fizinis, bet ir psichologinis. Būti lankščiam čia yra vadinamas jogoje labai svarbus momentas meistriškumas gyvenime, veiksmuose. Mes turim būti meistrai. Tai nereiškia, kad, žinot, yra dalis žmonių, kurie kategoriški, kurie sako, aš sakysiu visą laiką tiesą. Tavo tiesa yra labai geras dalykas, bet ne visiems yra įdomu. Žmonės žino, žinot, čia paradoksas tame, kad žmonės visi žino, kaip reikia gyventi. Visi žino, sveikas gyvenimas, viską valgyti, ko ne, visi viską žino. Ir labai gražiai ignoruoja. Jo, tikrai taip. Aš žinau, labai geras pokalbis yra, kai duš sako, aš žinau, taip. Jo, čia reiktų. Pakeisiu. Jo, mityba čia truputį, ten cholesterolis, saldumynų per daug. Aš žinau, taip, aš padarysiu. Greitai. Gal, ne šiandien, bet gal. Pirmadienį. Labai dažnai, man atrodo, būna žmonės, kad, žino, viską jie žino ir jau ten. Bet iš tikrųjų, aš galvoju, netgi iš asmeninės patirties daug dalykų, pavyzdžiui, pradedi tą jogą daryti ir pradedi kaip ir žinoti arba daug skaityti knygų. Ir tai yra teorija ir mes žinom. Ir, pavyzdžiui, atsitinka kažkas gyvenime ir tu vis tiek ten sureaguoji, apšauki ten kitą ar ten ir atrodo, jogą aš ten praktikuoju, o ypač jeigu jau mokyti pradedi, aš, pavyzdžiui, dažnai savo studentams sakau, kad žinokit, aš ir supykstu ir parekiu kartais, nes žmogus esi, nesi ten kažkoks tai, ten kaip įsivaizduojamas, pakilęs nuo žemės, ten, iš kitos planetos nusileidęs apšviestasis kažkoks. Bet iš tikrųjų, kuo daugiau tu praktikuoji, tu to po truputį tą teoriją palieka tavo praktiką ir supranti, kad, iš tikrųjų taip ir veikia. Nes aš atsimenu, pačioje pradžioje man būdavo net pikta ant savęs, kad man neišeina, ramiai, nes tokį susikūrė irgi vaizdą, kad taigi turi čia visada ramiai, tavo balsas toks ramus ir čia viskas taip pat palaiduota ir gera. Ir vdrug aš čia dabar sureagavau ir supykau, ar ten balsą pakėliau, ar dar kažkas, taigi, kaip aš taip galėjau. Ir iš tikrųjų, ir gaunasi, kad, ir tada aš supratau po kažkurio laiko, kad tai ta teorija, kurią tu kaip ir perskaitai, bet ta teorija, labai ją reikia praktiškai gyvendinti, kažkas įvyko ir man man reikia sugrįžti gal prie kvėpavimo ir tada pabūti to stebėtojo. Ir tokias paprastus dalykus iš tikrųjų įgyvendinti, o ne tik galvoti, kad aš taip turėčiau daryti, nes aš ten perskaičiau kažkur, ar man ten mokytoja sakė, arba kažkas taip sakė, kad man reikia daryti. Ir iš tikrųjų, kuo mes daugiau po tą mažą žingsnelį einam į priekį, ir po kažkiek laiko, tikrai aš neseniai aš save pradėjau pastebėti, ką aš darau ir kokius ten, pavyzdžiui, gyvenime tokius
nu, tos pačius ciklus kartoju, ne? Kažkada, nu, man net nebuvo tokios minties, kad čia taip gali gyvenime vykti. Galvoju, wow, kiek aš jau ta teorija, kaip ir iš tikrųjų, vat, mano realybė iš tikrųjų veikia, bet kažkada atrodė, kad nu aš suprantu, aš čia viską žinau. Aš čia viską žinau, kaip čia kas turi būti, bet iš tikrųjų, kai ateidavo ta situacija, tai nugaudavosi, kad ten, nu rytoj, pirmadienį aš pradėsiu ten sveikai ten maitintis ar dar kažką. Tai labai įdomu, kaip ta teorija kartais būna tik teorija ir mes nieko dėl to nepadarom. Ir kartais nereiškia, kad mes ten visą savo gyvenimą turim pakeisti ten kardinaliai, nes nu, tikriausiai nepavyktų mums, nes tie žingsneliai maži iš tikrųjų yra daug geriau negu viskas ten nuo rytojaus, ten keičiu kardinaliai, aukštyn kojom mano gyvenimas pasikeičia ir aš tik tai medituoju nuo ryto nuo 5 valandų ir ten 3 valandas kvėpuoju ir išeinu ten į miestą, ten tiesiog švytinti ir taip toliau, taip tikrai nebūna. Tai man atrodo, kad tos realybės irgi vat, iš mokytojų reikėtų tikriausiai kartais papasakoti, nes dažnai pažadėjo pas mane, kažkada man sako, o tai tu viską valgai? Nu, ta prasme, žmonės tiek yra sukūrę tokių kažkokių mitų, ten, o tai tu ryte atsikeli tai ir nuo ryto ir taip vat jogą darai. Sakau, nu darau aš tą jogą, bet tikriausiai ne taip, kaip jūs įsivaizduojat. Pavyzdžiui, aš tenais grindis plaudama, aš būnu šioje akimirkoje ir aš plaunu grindis ir tai yra mano joga, arba tenais pusryčius darausi, iš tikrųjų būdama, ką aš ten darau, tam judesį, o ne ten galvodama, kaip ten bus, o čia joga, o tai kaip čia. Tai labai įdomu, kad mes ir apie tą jogą, tikriausiai labai daug visokiausių mitų yra ir apie tą mūsų psichinę sveikatą, pavyzdžiui, nes Lietuvoje dar manau, kad tas žodis irgi psichinė sveikata, tai nu toksai irgi jau iš karto žmogus išgirdo, nu kaip ir supranta, kad svarbu, bet nu, tai gaunasi, kad mes nelabai ir šnekam iš tikrųjų. Tai man labai patiko dar, kad psiche iš tikrųjų iš graikų išvertus reiškia siela. Tai aš galvoju, reiktų pakeisti sielos sveikatą ir tada gal mes labiau šnekėtume būtent apie, nes tai yra sielos sveikata, tas mūsų vidinis pasaulis, ne fizinis. Tai kadangi čia jau daug prašnekėjom ir labai įdomu, tikriausiai dar kokią valandą galėtumėm šnekėti, bet tada pabaigai gal galit pasidalinti, iš savo patirties kažkokią praktiką, kuri labiausiai padeda palaikyti tą sielos sveikatą. Praktiškai labai padeda, pavyzdžiui, man stebėti, kas vyksta ir stebėtis. Oho. Sakau, nu ir praeina, dažnai būna situacijų, kai daug tenka bendrauti su žmonėmis, tai labai galima greitai patekti į neprognozuojamą situaciją, nes žmonės labai savaip žiūri į viską. Jie turi savo, pavyzdžiui, grafikus, kalendorius, idėjas, kada ką gali padaryti, ko klausti, kaip elgtis ir panašiai. Tai aš sakau, ir jeigu žmogus būna taip, žinot, norisi kažko iš jo tokio, pavyzdžiui, išgirsti kažko tokį įdomesnį komentarą, arba kaip jisai jaučiasi, kad pasidalintų. Žmogus užduoda labai paprastą, žemišką klausimą, ten, žinai. Ir aš stebiuosi, sakau, oho, koks įdomus protas. Kaip įdomiai žmogus galvoja. Ir aš suprantu, kad pasaulis yra super įdomi tokia dramos mašina. Kiekvienas mes turim savo nuomonę į viską. Ir dėl to aš suprantu, kad kyla konfliktai. Todėl, kad mes galvojam, kad tai, kas mano galvoje yra, greičiausia turėtų būti teisinga. Aš savo mintį suprantu, kad jos keičiasi. Ir viena iš idėjų ir žinių iš minties, kad viskas keičiasi. Net mano mąstymas keičiasi, sąmoningumas keičiasi. Žmonių keičiasi, kad mes galim sutarti arba nesutarti, nes keičiasi. Ir aš tame stebiuosi. Ir pavyzdžiui, kalbant apie psichinę sveikatą, tai aš ją vadinu ramus protas. Savo automobiliu esu užrašęs užrašą. Ar tavo protas kaip lango valytuvas? Nes čia yra, kai mes važiuojam, mes turime aiškiai matyti kelią.
O mūsų protas kaip lankomas. Taip, mes tai į tą pusę, tai tą. Tai vat, ir čia yra einama link to. Išmokime tą, tas yra įgyvendinama iš praktikos, iš patirties. Ir va tas intelektinės žinias, kurias mes perskaitom, reikia įgyvendinti praktikoje. Tai vadinama išmintis. Tai va žinių turim, reikia patirčių, reikia situacijų, kurios padės įžeminti. Ir jeigu gaunasi, tai yra super. Jeigu nesigauna, tai yra super. Visada yra gerai. Atsipalaiduojam. Yra kaip yra. Stebimės. Taigi pasaulis, jis toks įdomus, toks keistas. Visada yra, ko tik čia nevyksta. Aš stebiuosi visada, vat, kiek žmonių pamatau, galvoju, nu kaip įdomiai žmonės apsirengia. Kaip kaip jie kalba, kaip jie šneka. Taigi čia yra, oho, kas pasigalvoja yra, kad jis taip sugeba pasielgti. Ir aš suprantu, kad net žmogus pats nežino, kodėl jis taip daro. Mes nežinom, kodėl mes elgiamės taip. Tai yra įspūdžiai kažkokie, mišinys, iš kažkur atėję tas rinkinys, mes net nežinom. Tai belieka stebėtis. Ir aš žinau, kad tai, ką dabar žmogus pasakė, jam po savaitės gali atrodyti visiškai priešingai. Čia kaip yra, žinot, aš myliu, po to nebemyliu, po to vėl myliu, po to nebežinau, kas yra meilė ir po to keliauju link egzistencijų klausimų. Tai tikrai taip, kad viskas tikrai keičiasi ir netgi, pavyzdžiui, stebint gamtą, pamatai, kad tikrai keičiasi ten tas pats augalas tenais po savaitės, po ten mėnesio metus ir visai kitaip atrodo. Tai mes kažkaip nesuvokiam, kad mes irgi keičiamės. Dažnai mes galvom, kad mes esam tokie patys, bet iš tikrųjų viskas keičiasi, pasaulis keičiasi, žmonės keičiasi. Tai labai geras tas pastebėjimas apie tą pokytį ir stebėjimą iš tikrųjų. Man atrodo, kad tas stebėjimas tai yra toksai nuostabus ir tas wow, stebėtis kitais. Tai šito mes tikriausiai labai pamirštam, nes, tikrai, kaip nuostabu suprasti, kad mes visi tokie skirtingi ir kiekvienas kitaip mąsto ir kad tai yra normalu ir kad nėra ten taip arba kitaip, kad viskas yra gerai ir viskas yra super ir viskas yra normalu. Taip, kaip šiuolaikiniam žmogui praktika, tai galėtų būti tokios apyrankės, žinot, užsirišom, parašyta stebėtis ir po to viskas keičiasi. Tada yra praktika, tada žmogus jau kai nori ką nors pasakyti, jisgi taip sako, dabar aš pasakysiu ir pasižiūri stebėtis. O, sako, geras, po to pasižiūri, viskas keičiasi. Taigi nebūtinai jis dabar taip galvoja. Taigi keičiasi, tai normalu. Tai tada tai nuima psichinį krūvį, tą vadinamą. Mūsų protas tada jisai išsiplečia ir galvoja, yra kaip yra. Ir tada mes taip stipriai nebeįsitraukiam į pasaulio veiksmus. Ir ką tada belieka daryti? Tada belieka groti gongais. Ir aš teisai galvoju, kad visos tos, pavyzdžiui, praktikos, kuriuose mes galime eiti sudalyvauti, tai jos mums padeda prasiplėsti, nes, iš tikrųjų, jeigu ten kiekvieną dieną namuose tik sėdėjęs ir galvosi, man reikia keistis, man reikia čia stebėti, man reikia čia jokims, bet jeigu mes nieko visiškai nedarysim, tai, irgi tas pokytis jisai nevyks, nes, kaip dažnai būna, kad žmogus sėdi ir jisai nori ten labai daug visko nori, ir kad, mano idėja, jis būtų tikroviai. Bet tai tu turi kažką daryti, nes jeigu tu nieko nedarysi, tiesiog sėdėsi ir galvosi, tai čia tas pats irgi, jeigu mes norim ir ta mūsų psichinė sveikata būtų geresnė, tai visada galim nueiti ir į gongus, galim nueiti pakvėpuoti, jogą atlikti, o gal iš vis kažką kitą meną, kažkokį ten pasiklausyti muzikos, tiesiog ar koncertą nueiti, tikrai kažką dėl savęs padaryti. Tai čia irgi tikriausiai ta dalis, kad mes pripratę dėl savęs nieko nedaryti. Dėl visų kitų ten, aš ten nupirksiu tau bilietus, tu tik eik, arba aš ten tave nusiųsiu, bet dėl savęs, tai, kaip aš čia, tai biškai kaip ir savanaudiška, kaip čia dabar, nežinau. Tai todėl aš galvoju, kad tikrai reikėtų pradėti tada, kai mes norim jau kažką viduje daryti, o ne tada, kai mums blogai jau yra. Nes, dažnai žmogiška būna, mes pradedam daryti, kai blogai.
Jau kai blogai, tai jau taip reikia daug ką tada daryti, tada nebelieka jėgų. Štai ir yra rekomendacija visada profilaktiškai. Nu, kaip pas gydytojas sako, tu profilaktiškai sveikai maitinkis, ne tada, kai jau infarktas, tada truputį jau bus sudėtingiau, tada šiek tiek sudėtingiau, žinot. Bet gal tu taip normaliai, po truputėlį stengiasi taip toliau. Tai taip ir gyvenime vyksta. Žinot, mūsų patirtis auga, jinai labai, vis tiek mes savaime augam, ne to pasidebėdami. Tik tai aišku, dalis žmonių kartais pereina į apatiją. Gyvenimas yra entuziazmas. Gyvenime reikia dalyvauti. Mes jeigu čia patekom į šitą lauką, tai dalyvaujam ir atsipalaiduojam. Va čia yra tasai dar viena išmintis, dalyvauju 100% ir atsipalaiduoju. Nes, nu kaip ir filme, kaip ir teatre, ateini, įsitrauki, bet supranti, kad tu esi stebėtojas. Ir stebi, bet dalyvauji. O pas mus yra dažnai, kad nereikia nieko daryti, sėdžiu depresijoje, apatijoje ir galvoju, kas dabar bus. Tai nieko ir nebus. Tai reikia kažką daryti. Tai čia yra jo palinkėjimas, kad įsitraukiam, darom, organizuojam 100%. Bet jau kaip gausis, taip gausis. Jeigu nesigauna taip, kaip aš sugalvojau, tai yra, nesigavo. Nu irgi gerai. Patirtis iš tikrųjų. Gavosi, kažkiek gaunasi ne 190%. Tai geriau negu 0, bet kuriuo atveju. Nes gerai, pas mus yra tik, kaip tikras lietuvis, kaip 100% padaro, 10% patikrina, dar 10 patikrina, kaip kiti padarė, po to pagalvoja, kad visi ir aš ir kiti gali padaryti dar geriau, padaro dar 10% ir po to supranta, kad jau reikia eiti darbą. Tai ačiū labai, iš tikrųjų, labai linksmai pasišnekėjo, manau, kad bus labai naudinga žmonėms, tai iš tikrųjų tie, kurie klausysis ir sėdi ant sofkutės jo ir prisiminkit, kad yra kaip yra ir kad galima nueiti pasiklausyti arba sudalyvauti maudynėse gongų, pakvepuoti ir atsipalaiduoti, išmokti atsipalaiduoti. Tikrai, man atrodo, kad ką išsinešam iš šito pokalbio, tai atsipalaiduoti ir gyventi atsipalaidavus, o ne įsitempus. Taip. Tai labai ačiū, kad prisijungėte. Ačiū, kad pakvietėt. Gero jums gyvenimo. Būkim laimingi, atsipalaidavę. Būkim atsipalaidavę.